Mėlyjeji ožiaragiai, sveikinuosi su jumis, pradedame naują tripletą paskutinių zodiako ženklų nuo ožiaragių iki žuvų. Ir man nutrūko, befilmuojant ožiaragį, man nutrūko video ir dabar tiesiog nenoriu panaikinti šitų kortų, kurios yra iškritusios, tiesiog noriu jas iš naujo paaiškinti ir papasakoti, mėly ožiaragiai, su jūsų mėnesiu. Tai žiūrime 2026 metų birželio mėnesį. Ir aš įsidėliojau jau septynias gyvenimo sferas jums paaiškinau. Tai kadangi video nutrūko, aš turiu pakartoti vis dėlto. Tai jūsų pagrindinė energija 9 lazdos. Birželio mėnesio energija 9 lazdos. Jūs būsite įsižeidę, ant savo aplinkos supykę, nepatenkinti. Kažkas jūs peržengia jūsų asmeninės ribas, peržengs asmeninės ribas ir jūs tiesiog, kad nepasikartotų kažkokios situacijos, kurios jau buvo anksčiau, tai jūs tiesiog atsiribosite nuo sociumo, nuo žmonių, nuo tam tikrų situacijų ir kad išvengtumėte kažkokiu tai negatyvių pasiekmių. Jau ožiaragis yra pamokytas, jisai žino, kaip čia kiekvienoje situacijoje elgtis. Žodžiu, įgysite kažkokios karčios patirties birželio mėnesį. Antras būstas - pinigų ir savivertės būstas. Žvaigždė iškrito. Yra vilties atstatyti savo finansinę padėtį, yra vilties užsidirbti, galbūt išeisite į naują darbą, galbūt kažkokia ar uždarbėlė, ar kažkas jūs pašefuos, pašelps. Na, tokia gali būti pajamos iš tokios veiklos, sakyčiau, kas iš grožio industrijos galite gauti pajamas, kas iš tokio, sakyčiau, susijusiu su grožiu, su medijomis, su socialiniais tinklais, galbūt kažkam jūs būsite kaip kokia kelrodė žvaigždė, į kurią žmonės žiūri, lygiuojasi, jums pavydi, taip gerąją prasme. Žodžiu, žvaigždė tai toks, tai yra ir viltis, ir matote, kaip sakoma, šviesa tunelio gale, ne tik tai tokia, kad šviesa tunelio gale, bet tuo pačiu jau ir padėties pagerėjimas, ir finansinės, ir savivertės taip pat. Jūs čia kažkam žvaigždė, kažkam tiesiog žvaigždė esate. Gerai, mėlyje, trečias būstas yra mūsų artimos kelionės vietiniam, sakykime, tokiam landšafte, ir tuo pačiu tai yra mūsų broliai seserys, artima aplinka, kaimynai, draugai. Tai 3 lazdos, kažkaip jūs laikysite visus per atstumą, kuo toliau nuo savęs, gali būti jau planuosite keliones, galbūt kažkur vietoj ir važinėsite, bet ne taip aktyviai. 3 lazdos, tai jūs čia planuojate, jūs čia darbuojatės pats vienas, o kolektyvą laikote šiek tiek per atstumą. Birželio mėnesį. 4 būstas - jūsų nekilnojamas turtas ir jūsų šeima, šeimos sudėtis. Hierofantas rodo, kad iš tikrųjų jūs jau turite tą nekilnojamą turtą. Jūsų nekilnojamas turtas yra įteisintas dokumentu, jūs jį turite, bet tikriausiai jūs negalite juo aktyviai naudotis, jūs negalite jame kažkaip, arba negalite, arba nenorite, arba dar tai jums neaktualu birželio mėnesį, kad jūs jame gyventumėte. Tiesiog tai yra jūsų nekilnojamas turtas, įteisintas dokumentaliai. Bet jūs kažkaip tai tiesiog šiuo metu, jūs žinote, kad jį turite, bet kažkaip juo praktiškai pasinaudoti nelabai jums išeis. Tai yra galbūt toks kaip ir sustabarėjęs dalykas, kurį kada nors gyvenime gausiu, arba kada nors aš jo naudosiuosi, arba kada nors jis man tarnaus, o šiuo metu tiesiog jis yra toks, koks yra. 5 būstas ožiaragiai yra kūrybiniai projektai, jūsų meilės ryšiai, romantika, kūrybiniai projektai ir vaikai. Kas turite vaikiukų, tai gali būti, kad kažką naujo sugalvos jūsų vaikučiai, anūkučiai ir jūs turėsite tame aktyviai dalyvauti. Tai gali būti kažkokios išvykos, pramogos, darbai sode, darže, gėlynė, tarp kitko irgi, tai yra kūryba mūsų. Na, o romantika taipogi irgi kvepia. Romantika gali būti, kad jūs sutiksite žmogų naują, arba su tuo pačiu žmogum, kurį turite, pradėsite kažką naujo, galbūt kažkur tai išvyksite, gal sportuoti pradėsite, gal atnaujinsite savo tokį romantinį ryšį, na ir tiesiog pasidžiaugsite santykiais vienas su kitu. Gerai, kas neturite partnerių, yra galimybė tokį sutikti, tik tai aktyviai leiskite laiką, dalyvaukite aktyviuose veiklose. Gerai, dabar žiūrime 6 būstas ožiaragiai sveikata ir rutininis darbas. Kažkas iš ožiaragių gali būti, kad išeisite atostogų birželio mėnesį ir netgi išvyksite iš to miesto, iš tos šalies ar iš tos vietovės, kažkur pakeisite aplinką, gali būti taip.
Na ir, sakyčiau, užbaigė. Arba dar gali būti užbaigsite vieną projektą, imsitės kito projekto, ar ne? Užbaigsite studijas, tarkim, užbaigsite mokyklą, eisite studijuoti. Arba užbaigsite studijas, eisite dirbti. Arba tiesiog neisite niekur, bet kažką pabaigsite. Arba darbo kažkokį projektą, arba mokslą, arba studijas kažką pabaigsite ir jau jūs būsite naujame lygyje. Naujame lygyje, birželio mėnesį. Kažkas apsigins diplomus, kažkas baigs mokyklą, kažkas įstos. Čia ir įstojimo korta į naują, kažką naują, tai mokytis arba į naują darbovietę pereisite, kažkas atostogų išeina, kažkas galbūt išvyksite į užsienį studijuoti. Ir tai kaip jūsų kažkoks toks prisipildymas, jūsų darbo įvertinimas, jūsų darbo, jūsų pastangų įvertinimas, toks su lauro lapais, sakykime taip. Sveikatoje gali būti, kad jeigu jūs sirgote, tai sveikatos stovis pasikeis, kažkas pasikeis. Gali būti, kad jūs tiesiog išgysite arba jūs rasite vaistų ir kažkaip pakeisite tą būtent būklę, perėsite kažką naujo. Į kitą lygį tam tikrą. Gerai, dabar žiūrėkime, ką čia mes turime. 7 būstas jūsų pora, jūsų santuoka, ar ne? Ožiaragiai, kurie turi santuokinį žmogų, esate poroje, tai kažkaip birželio mėnesį nesusitarsite vienas su kitu. Gali būti, kad jūsų pora kišės kažkokie tretieji asmenys, draugų bus kompanija, tėvai, vaikai, anūkai, dar kažkas tai. Ir jūs būsite labai aktyviam procese, bet jokių būdų netokiam nemeilės procese, o būtent darbų, reikalų, kontaktų, daug žmonių bus jūsų aplinkoje. Tai o kas neturite ožiaragiai to santuokinio žmogaus, tai bus aktyvios paieškos, bet jūs niekaip nerasite tinkamo, visus išbrokuosite, o iš tikrųjų problema yra jumise, jūs tiesiog negalite apsispręsti, ko jūs norite. Tai vienas klišas, kitas raibas, kitas trečias, sakykime, iš vis tai per daug geras, per daug gražus ir ožiaragis negalės apsispręsti, ar jam reikia tų rimtų santykių, ar nereikia. Tai gali būti, kad įsivelsite į kažkokį tai tokį meilės trikampį, ne tai, kad trikampį, bet į konkurencinę kovą dėl kažkokio žmogaus. Tai neįsivelkite, planuokite savo ateitį patys ir neįsivelkite ten, kur jūsų niekas nelaukia. Čia žmonės mušasi ir patys nežino, dėl ko čia mušasi. O vienas stovi, žiūri, kaip šitie aklibarasi, žodžiu, užsirišio akis, ausis, jie čia duodasi su lasdom, o vienas stebi tiesiog, kuo čia viskas baigsis. Tai ožiaragiai galvoja, užimsite poziciją, kuo čia viskas baigsis. Tikriausiai tokia pozicija bus užimta. Gerai, mėlyje, tai dabar jau pažiūrime 8 būstas, tai jūsų krizinės situacijos. Per kur ožiaragiams ateis krizė? Apsivožęs pažas, pentaklių pažas. Taip visai netyčia jisai apsivožė. Tokį mes ir palikime. Per ką jūsų gali būti krizinė situacija? Per vaikus anūkus, kas turite? Gali būti problemos su vaikais anūkais arba piniginės išlaidos vaikams anūkams ir jūs neturėsite tų pinigėlių. Arba jūs kažkas turi padėti, o negausite tos paramos. Krizinė situacija per tai, kad už paslaugas, kurias jums suteiks, jums reikės susimokėti. Dar gali būti, kad paprašys piniginės pagalbos kažkas tai iš šeimos narių, gal vaikai, gal broliai seserys, tokie dalykai. Krizinė situacija kokia. Gali tekti mokėti už kažką, ar tai už mokslą, ar už studijas, ar už keliones, už kažką gali reikti susimokėti. Negausite pinigėlių, bet reikės išleisti. Taip sakyčiau, tokia čia yra situacija. Ir jeigu norite su kažkuo susipažinti, tai vėlgi žiūrėkite, kad tas žmogus naujas pagal naują lastų tūzą, kad jis nebūtų koks tai plevėsa. Be pinigų, be stogo virš galvos, kad nebūtų toks, žodžiu, šiek tiek toks reikalingas globos ir išlaikymo. O tai kažkaip ožiaragiams gresia, nes jis ir žvaigždė, jis ir hierofantas, ir pasaulis. Ožiaragis yra labai puikus žmogus, stabilus, jisai turi ir nekilnojamo turto, jisai turi ir pajamų, ir yra žinomas žmogus, ir sugebantis save vesti. Tai, žodžiu, žiūrėkite, kad kažkas tokie nebrandus piliečiai iš jūsų, tiesiog nepaimtų daugiau, negu jūs galite duoti. Taip. 9 būstas, jūsų tolimos kelionės, jūsų žinios, mokslas aukštasis ir gali būti, kad vyksite arba kažkas pas jūs atvyks. Gali būti, kad kažkas skubiai pas jūs atvyks, net nepranešęs ir tai yra važiuoklė iš toli, žmogus iš toli grįž.
Jis jūs stebėjo, jūs kontaktavote, susirašinėjote galbūt telefonu, galbūt žinutėmis, stebėjote vienas kitą ir dabar žmogus gali tiesiog apsireikšti, toks žmogus iš toli arba toks žmogus, su kuriuo buvote per atstumą, jis gali apsireikšti toks žmogus ir įrodyti savo tiesą, bandyti jums įrodyti, kad jūs čia neteisėtai ir nepelnytai jį nuvertinote pagal kardų pažą, kad jūs nepelnytai klausotės ten kažkokių gandų, jis bandys apsiginti ir įrodyti savo tiesą, nes jam labai svarbu būti su jumis. Ožiaragiai. Dar gali būti dokumentai skubus, siuntos, kurjeris, va tokie dalykai, kažkas, kas atvyksta greitai, prasineša per mus ir dingsta tuluboje. 10 būstas, kokie ožiaragių aukščiausi tikslai birželio mėnesį. Bokštas, pažiūrėkite. Aukščiausi tikslai pakeisti esamą padėtį. Jūs čia apie kažką svajojate, 7 taurės, žmogus iliuzijose, jūs čia svajojate, dar nesate apsisprendę, jūs nesate apsisprendę išvykti ar neišvykti, paskambinti, susitikti, važiuoti, skristi ar neskristi, norite daug veiklos, norite daug ką nuveikti, turite planų daug ką nuveikti birželio mėnesį ir jūsų artimiausi tokie tikslai yra, kad ko gero teks pakeisti planus. Jūs norite daug ką nuveikti, prisiplanavę birželio mėnesiui, bet gali būti, kad jums teks pakeisti planus. Kodėl ožiaragiams reikės pakeisti planus? 7 kardai. Gali tekti su kažkuo aiškintis jums, arba kažkas jūs apgaus. Jūs gali kažkas apgauti, gali kažkas jūs pavesti, gali jums nepavykti suorganizuoti kažką, ką jūs turite suorganizuoti. Jūs turite planą kažką padaryti kaip lazdų karalienė, veikli dama, bet jums gali nepavykti, arba gali iškilti konfliktas, ir jums nepavyks kažko padaryti, ką jūs prisiplanavę. Dar ten rodo skrydį, gali būti, kad jūs tikitės skristi, arba tikitės, kad pas jūs atskris kažkas, tai gali tekti pergalvoti planus, ožiaragiai, kam tai aktualu. Ir gali būti, kad jeigu jūs turite damą, ožiaragiai, kažkokią gali išaiškėti kažkokia jūsų damos apgavystė. Ir jūs jau galvojate čia, kad viskas tvarkoj, mes čia mylime, mes čia seksas, čia pas mus intimas, viskas tvarkoj. Gali paaiškėti, kad dama jūs apgaudinėja. O dar gali paaiškėti, kad mergaitės, tai tiesiog kažkokia moteris įsikiš ir sugriaus jūsų planus. Ten buvo kardų karalienė, gali būti kardų karalienė gimusi svarstyklių ženkle. Ožiaragių planus gali sugriauti kardų karalienė. Taip, jūs kažką prisiplanavote, bet tai nepavyks. Teks pergalvoti planus birželio mėnesį. Gerai. Na ir dabar 11 būstas. Jūsų draugai, jūsų kompanijos. 2 taurės. Iš tikrųjų, jeigu turite draugų, susitikite. Iš tikrųjų bus malonus laiko praleidimas. Kažkur dalyvaukite, ožiaragiai. Susitikite ir vėlgi tai yra kardų karalienė. Gali būti, kad jūs susipyksite, susitaikysite. Na ir kažkoks naujas šansas. Kažkoks naujas šansas susitaikyti su žmogum, jeigu buvote susipykę. Taip. Yra naujas šansas susitaikyti su žmogum, su kuriuo šiek tiek esate susipykę. Arba buvote susipykę. Tai kompanijose, draugų tarpe, kažkokioj malonioje draugijoje jums tai pavyks padaryti. Na ir baimės ir jūsų užslėpti skeletai spintose, ožiaragiai. Apie ką čia eina kalba? 10 pentaklių. 10 pentaklių. Kažkas iš ožiaragių bet kokią kainą nori turėti šeimą arba nori turėti daug pinigų, nori turėti įtakos. Jūs tiesiog bet kokią kainą, jūs esate nusprendę nepasiduoti, siekti aukščiausių tikslų uždarbėje arba šeimos, kam kas aktualu. Kas turite apsisprendę ir bet kokią kainą išlaikyti šeimą, išlikti santuokoje, išlikti nekilnojamam turte, išlaikyti arba padidinti netgi santaupas ir pajamas,
o kažkas tiesiog esate apsisprendę, nutarę bet kokią kainą ištekėti ir turėti tokią turtingą, laimingą šeimą su visokiais pritekliais, kokie tai gali būti. Dar kažkas iš ožiaragių tiesiog dega noru įsigyti nekilnojamą turtą, jeigu tokio dar neturite. Bet kokiu atveju jūs norite turėti savo namus. Tai ožiaragiams labai svarbu ir tai yra jų baimės, jų paslaptys. Ožiaragis labai nori turėti savo namus, kažkas nori turėti savo šeimą, kažkas nori sėkmingai ištekėti, o kažkas tiesiog nori turėti savo nekilnojamą turtą ir savo namus. Va taip. Ir širdies reikalai, koks patarimas dėl širdies reikalų? Na, toksai šiaip sau. Kritiškai vertinsite viską. Vertinkite kritiškai visus pasiūlymus iš pašalies, visokius, tai neklausykite gandų. Žiūrėkite faktais, remkitės faktais, žodžiu. Širdis šalta, širdis nepatikli bus birželio mėnesį, jūs viskuo abejosite ir visi ir viskas jums kels nepasitikėjimą, va taip pasakyčiau, o ožiaragis neatvers savo širdies. Na ir patarimas šiaip gyvenime, 3 pentakliai, eikite mokytis, eikite dirbti, eikite į komandą, tiesiog susimkite save į rankas ir savo gyvenimą į savo rankas. Bandykite kažkaip susitarti komandoje, jeigu tokia turite. Jeigu turite šeimą, atraskite konsensusą šeimoje. Dalykitės to, ką turite, dalykitės žiniomis, dalykitės resursais, bet tuo pačiu, sakoma, siekite meistriškumo. Eikite mokytis, eikite dirbti, tobulėkite, mokykitės ir nebūkite perdėm kritiški. Būkite kritiški, bet tuo pačiu ir siekite tobulumo. Va taip, ožiaragiai. Ačiū jums, kad turėjote kantrybės. Mano čia sučepa įvykis buvo su jūsų įrašu, bet manau, kad mes per daug jūsų nenuskriaudėme. Ačiū, ožiaragiai, iki naujų susitikimų. Gero jums birželio. Mėly vandenės, sveikinuosi su jumis pasižiūrėti bendrą taro prognozę 2026 metų. Birželio mėnesį jau pas mane yra dvynių vandenio ženklo ikonėlė ir pasižiūrėsime, kasgi laukia dvynių šių metų birželio mėnesį. Dvynių, kodėl dvynių? Taigi vandenio, ne dvynių. Labai panašų ženklai, bet čia yra vandenis, taip, mėlėjai. Kažkodėl man įstrigė dvyniai, gal dėl, kad dvyniai švenčia gimtadienį šiuo metu birželį. Taigi gerai, žiūrime vandeniai, kasgi jūsų laukia, kokia pagrindinė energija yra vandenio šį birželio mėnesį. Ir tai yra lazdų pažas, kažkas naujo, taip pat bendravimas su žmogumi gimusiu šaulio ženkle. Na, tai gali būti sugrįžimas, jūsų šaulio sugrįžimas arba sugrįžimas pas šaulį, arba jūs atstovėjote savo nuomonę, jūs įrodėte, ko jūs verti ir gali būti tas žmogus, kuris buvo nuo jūsų atsitraukęs, jis pas jūs sugrįžta vandeniai. Tai vat gali būti, kad jūs susitiksite naują žmogų arba susigrąžinsite buvusį, arba paaiškės žinios iš vaikų anūkų, kam tai aktualu. Gerai, mėlyje, ir pinigai jūsų savivertė, ir pinigėliai kažkas naujo. Gali būti pajamų šaltinis papildomas, arba jūsų savivertė pakels, jūsų tokios aktyvi veikla, užimtumas. Jūs busite labai toks aktyvus ir žingeidus pilietis, vandenis, ir visur dalyvausite, netgi kažką darysite naujo, ko dar nedarėte. Galbūt kažką naujo sugalvosite sode darže gėlynę, arba savo nuolatinėje kasdieninėje veikloje. Gali būti išvyka, naujas pajamų šaltinis gali būti. Ir tai pakels jūsų savivertę. Trečias būstas - artimos kelionės, draugai, artimieji, giminės, ar ne? Kažkaip susilaikysite. Birželio mėnesį susivaldysite nuo trumpų kelionių, nes kažkokių neįspręstų reikalų tikriausiai turėsite arba su transportu, arba su ta aplinka, kurioje esate. Kažkokius pokalbius turėsite, neįspręstus dalykus ir jums tos artimos kelionės arba bendravimas su jūsų aplinka jums nebus taip svarbu. Tiesiog atidėsite viskam savas laikas, sakys vandenis, ir aš dabar turiu svarbesnių dalykų. Taigi palūkėti teks. Temperant sako, viskas su mano artima aplinka yra gerai, su to artimomis kelionėmis taip pat viskas gerai, o visa kita palauks, visa kita ateis savo laiku. Gerai, žiūrime toliau. Na ir jūsų nekilnojamas turtas, jūsų šeima.
Kągi mes čia turime? Taurių riteris. Taurių riteris gali būti pasisėdėjimas ant jūsų kiemo. Gali būti kažkoks susitikimas jūsų šeimoje, kažkokie tokie pasimatymai, susitikimai, flirtas, jaunuomenė gali rinktis jūsų namuose. Švęsite kažkokio galbūt dvyniuko arba vėžiuko gimtadienį, gali būti tokia šventė. Taurių riteris yra tokios malonios emocijos, malonus pokalbiai, susitikimai. Viskas čia gerai. Taurių riteris. Taurių riteris taip pat ir emociniai kalneliai. Nuo euforijos iki ašarų. Gali būti ir taip. Tai susiję kažkaip su šeimos nariais. Arba su jūsų namais. 5. būstas romantika, kūrybiniai projektai. Kas čia vandeniams? Šeima, jūsų kūrybiniai projektai yra labai tokie pinigingi, stabilūs ir stovintys tvirtai ant žemės. Vandenis nesiblaško, jisai neužsiima belekuo. Jis užsiima konkrečia veikla, užsimsite birželio mėnesį konkrečia veikla, kuri jums atneš pinigėlį arba jūsų daržo gerybės, sodo gerybės. Žodžiu, tokie konkretūs dalykai, kurie atneša jums realią naudą ir realius pinigus vandenims. O kažkas tiesiog rūpinsis savo namais, savo tvirtovę ir niekur per daug nesiblaškys. Tokia jūsų romantika yra jūsų šeima. Toliau žiūrime, 6. būstas, rutininis darbas ir sveikata. Kažkaip norėsite lengviau visą tai prasisukti. Rutininis darbas jums kelia stresą, jūs nenorite dirbti, nieko sunkaus, jūs tik norite pasikalbėti, bendrauti, kažkaip lengvai prasisukti, galbūt toks taurių karalius gali padėti, tai yra jūsų mylimas vyras arba draugas arba žmogus gimęs vandens ženkle. Gal jisai kažkaip gali padėti, nes vandenis čia bandys nusisukti nuo tų rutininių darbų ir vieno puola darbo ir kitą darbą puola. Gali būti, kad vandenis turi 2 darbus, 2 darbovietės ir tiesiog suksis kaip voverė rate ir su vienu darbu ir su kitu. Ir jums pavyks, birželio mėnesį jums pavyks padirbėti ir suderinti visų interesus. Taip sakyčiau, lengvai jūs atliksite viską ir kažkas jums toksai emociškas žmogus padės. Toks gerširdis žmogus jums pagelbės. 7. būstas jūsų pora, jūsų santuoka, jūsų žmogus. 5 lazdos irgi tokie pasipriešinimai, priešprieša. Vandenis jau galvos, ar čia man bereikia šitaip kankintis. Vilties yra, kad jūs susitaikysite, susitarsite, bet pasišpilkavimai iš tikrųjų bus ir tikriausiai dėl pinigų, dėl kažkokių tokių realių veiksmų, dėl investicijų, dėl, sakykime, mes čia rimtai draugaujame, rimtai čia kažką darome, perkame, ar ne, ar niekaip nepavyksta susitarti. Ir jau ilgą laiką vandenims čia su tuo savo žmogum, jeigu tokį turite, tai jūs niekaip negalite susitarti. Kas neturite, tai jūs vidinė tokia priešprieša, čia man reikia su kažko draugauti susitikinėti, ar nereikia, čia aš dar tuoksiuos, ar nesituoksiu. Tokie apmąstymai gali būti. Ir dar gali būti konkurenciniai kovoje dalyvausite. Birželį, vandenį, birželio mėnesį dar jūs būsite kažkam ne vienintelis ir ne vienintelė. Taip gali būti. Jūs kažkas turės pasirinkimą. Jūs čia kariaukite, o aš pastebėsiu, kaip jūs elgitės. Taip. Dar gali ir taip, kad kažkas jūs tiesiog vertins, kaip jūs elgitės, arba vandenis vertins savo pretendentus, ir kaip čia kuris pasireikš. Tada vandenis išsirinks. Taip gali būti. Gerai, 8. būstas jūsų krizės. Jūsų krizės per pinigus. Didžiausia krizė vandenio yra pirkinukai. Labai arba neturėsite už ko pirktis, arba labai norėsite, kardų karalienė, tai sako, gal truputėlį pataupom. Tai iš tikrųjų kažko norėsite įsigyti arba gauti papildomą pinigėlių, bet nepavyks. Kardų karalienė gali būti skolininkas, bankas, paskola, kažkoks nemalonus skolos grąžinimas gali būti. Krizinė situacija tokia. Per pinigus. Taip, per pinigus, per pajamas. Vandeniams. Gerai. 9. būstas tolimos kelionės, ryšiai su užsieniu, mokslas. 5 pentakliai, ne. Tikrai šiuo metu birželio mėnesį niekur negalėsime išvykti, nėra ko ten vykti. Situacija ten yra labai sudėtinga, nelengva ir vandenis tikrai nevyks birželio mėnesį niekur, nes namuose labai daug darbų. Netgi, sakykime, 10 pentaklių. Labai daug veiklos yra namuose. Taigi kažkaip neplanuojama. 10. būstas jūsų artimiausiai, jūsų tikslai birželio mėnesį. Kokius savo tikslus reiktų iškelti? Imperatorė, taip, vandeniai.
10 kardų. Pabaigti su visokiom spontaniškom neapgalvotom kelionėm, su visokiais tokiais neapgalvotais pirkinukais, ar ne, nes krizė per pinigus. Pabaigti su neapgalvotų poelgių, neplanuotų tokių spontaniškumu, su tokiais vėjaveikiškumu reiktų pabaigti ir užsimti realiais darbais, realių gyvenimu. Va. Gali būti, kad vandenis birželio mėnesį turėtų susivokti, ko jam reikia, kas jį iš tikrųjų pripildo, kas jį džiugina ir to siekti. Imperatorė mergaitė, tai galėtų būti vandeniukė siekis būti turtinga, laiminga, sočia ir ramia sąžinė, arba ir tiesiog už vyro, arba pati savo šeimininkė. O vaikinukams tai pagarba moteriai, pagarba mamai, išlaikyti pagarbą mamai, moteriai, žmonai. Na ir susėti gyvenimą tikriausiai su jūs dominančia dama. Va taip, va vandeniai. Na ir žiūrime dabar, kas čia mūsų 11 būstas yra jūsų draugai, jūsų artima, jūsų draugai, jūsų kompanijos mirtis, pokyčiai, ar ne? Lazdų karalius. Gali būti, kad jūs ilgą laiką buvote atskirai nuo Lazdų karaliaus, nuo čia irgi šaulys ir ten gali būti šaulys. Lazdų karalius yra žmogus gimęs ugnies ženkle, tai liūtas, šaulys arba avinas. Gali būti, kad jūs ilgą laiką buvote, jautėte vienišumą, negalėjimą būti kartu su tokiu Lazdų karaliu ir birželio mėnesį šitoj srity ateis pokyčiai. Gali būti, kad jūs visai išsiskirsite arba būsite artimesni, sueisite į artimumą. Gali būti, kad jūsų santykiai pasikeis ir tai kaip jūsų išsipildymas svajonės, tai kaip jūsų svajonės išsipildymas. Kažkokie pokyčiai įeis į vandenio gyvenimą su Lazdų karaliumi. Lazdų karalius dar yra brolis, sūnus gali būti, kolega. Vat kažkas tokio gali, draugas, toks kavalierius, simpatija, su kuriuo ilgą laiką buvote atskirai. Gali būti, kad jūs apgalvosite ir arba visiškai nutrauksite santykius, arba susieisite arčiau, pradėsite bendrauti artimiau. Nes vienišius ten parodė, kad jūs apmastysite visą savo tą eigą ir tada apsispręsite, kaip jums gyventi toliau, kaip bendrauti su to žmogumi toliau. Na ir 12 būstas jūsų skeletai spintose, jūsų paslaptys, kas slepia vandenis. 8 pentakliai. Kas slepia vandenis, kas jį skiria nuo kitų žmonių. Kad jis yra pasikaustęs, na, 7, vien 7 ir 8. Kad jis niekur neskuba. Vandenis niekur neskuba, jis ilgai ir kantriai siekia kažkokio tikslo ir jį pasiekia. Meistriškumas, jūsų kantrybė yra jūsų stiprioji pusė, bet tai jūs išskiria iš kitų žmonių. Kažkaip jūs siekiate, neskubate, ilgai tašote, lašas po lašo ir vandenį pratašo, ir akmenį pratašo, tai vandenis pratašys tą akmenį ir jūs turite daug kantrybės ir jūs tiesiog... Jūs meistras, jūs profesionalas, tai jūs skiria iš kitų žmonių. Jeigu jūs reikalą užsiėmėte, jūs davėsite jį iki galo. Va taip. Va tai yra jūsų paslaptis, kurios niekas nežino. Jūs kantriai ilgai lauksite, bet jūs padarysite taip, kaip jums reikia. Ir nugalėsite visus sunkumus. Va, jūs to nežinote, jūs čia jūsų baimė, bet jūs pajėgus įveikti visus sunkumus. Va taip. Patarimas dėl širdies reikalų. Važiuoklė. Neužsidarykite, neapsiribokite vienu partneriu, ar ten vieną draugystę, vieną pažintim. Žvelkite plačiau. Kaip sakoma, susipažinkite su visų sąrašu. Va taip. Na ir patarimas šiaip gyvenimui, kasdienybei, vandeniams. 6 pentakliai. Nu, jeigu reikia pagalbos, prašykite, jums bus duota. Jeigu kas nors jūsų prašys pagalbos, padėkite, jums tai bus atseikėta, jums visata atsidėkos. Tai va, vandeniai, ačiū labai, iki naujų susitikimų. Gero jums birželio. Nagi, mielos žuvys, pagaliau mes uždarome zodiako ženklų ratą ir priėjome prie žuvyčių pasižiūrėti, kasgi mūsų gimusių po žuvų ženklų laukia 2026 metų
birželio mėnesį. Taip pat žiūrėti šitą dėlionę gali ir tie, kurių ascendentas yra žuvyse ir mėnulis. Jeigu jūsų asmeniniam horoskope šios planetos yra arba šie astrologiniai taškai yra žuvų ženkle, tai taip pat jums ši prognozė yra tinkama ir gali netgi tiksliau parodyti įvykius negu gimusiems po Saulės ženklų, būtent žuvytėms pagal Saulės ženklą, ar ne, pagal zodiako ženklą. Taigi, mėlusi žuvys, žiūrime, koksgi birželis laukia mūsų, koks kitas mūsų birželis mūsų laukia, kokia pagrindinė energija. O džinas, kuris išpildo visas svajones, 9 taurės, pasitenkinimas, gerovė, atostogos, balius, kompanija, geras laikas, taurės, jausmų taurė, nauji jausmai arba jausmų atsinaujinimas. Jūs labai kažko svajojate, jūs daug labai svajosite, labai norėsite, galbūt būsite prie vandens telkinio ir ne vieno. Pasimėgaukite gamtą, pasimėgaukite savimi. Atkreipkite dėmesį į skysčių vartojimą, kas piknaudžiaujate, žiūrėkite alkoholio kiekį ir taip pat emocijų kiekį, nes labai daug taurių iškrito, gali būti, kad birželio mėnuo bus labai emocingas. Bet tai kažkaip jums teiks pasitenkinimą, nes žuvys ir yra emocijų ženklas toks labai emocingas. Taigi, emocijos jums ne į blogą, jums tik į gerą. Antras būstas pinigai ir jūsų savivertė. 5 pentakliai. Pinigai ir savivertė. Kažkodėl tai žuvytėms kerta per pinigus. Na, jūs daug stengiatės, jūs daug dirbote, bet pinigėlių nėra tiek jums, kiek jums norisi. Taip, žuvytė nori daugiau pinigų. Imperatorė, ji viską daro teisingai, ji labai stengiasi, labai dirbsite, labai stengsitės, bet pinigėlių kažkodėl tai norėsis daugiau ir kažkodėl jų nebus tiek daug, arba jie ateis ne tuo laiku, kada jūs planuojate. Gali būti kažkokie trikdžiai dėl pinigų. Ir tuo pačiu, aišku, tai kirs per savivertę. Kodėlgi šitaip viskas vyksta, ar ne? Dirbu, o pinigų nėra. Gerai, trečias būstas, ką tai reiškia? Tai trumpos kelionės. Trumpos kelionės gali būti kažkur išvyksite. Arba atostogų išvyksite ir pinigėlių pažas rodo. Trumpos kelionės gali būti atostogos, gali būti šiek tiek pakeisite aplinką, gal kažkur išvyksite iš savo miesto. Ir artima aplinka gali būti, kad nutrauksite santykius su žmogum kažkokiu iš savo aplinkos, kuris toks nebrandus kaip vaikas, pinigų pažas, jis tik moka reikalauti, kažko tai siekti, bet pats nieko nenori duoti, tai ko gero žuvytės atsisakys bendravimo su tokiu žmogum, kuris yra toks infantilus, vaikiškas, nebrandus žmogus ir tik tai siurbia pinigus iš žuvyčių. Gali būti pagal pasaulį. Tiesiog vyksite, kažkur vyksite, gali daugėti kelionių, arba jos bus toliau negu vietovėje, toj pačioj vietovėje, kur jūs gyvenate, dirbate ar ne, panašiai. Gerai, jeigu su kažkuo iš savo artimos aplinkos buvote susipykę, gali būti, kad susitaikysite ir jūsų santykiai pereis į naują lygį, o su kažkuo galbūt ir atsisveikinsite iš savo aplinkos. Gerai, jūsų nekilnojamas turtas ir šeima. Į nekilnojamą turtą gali būti teks investuoti, kažką samdyti, kad kažkas kažką padėtų, padarytų. Galbūt užsakysite kokias tai naujas paslaugas. Gali būti remontas pagal mirtį, pokyčiai namuose. Pokyčiai nekilnojamam turte ir šeimos narių sudėtyje. Gali kažkas pasikeisti. Jums tikriausiai reikės kažkam padėti, šeimos nariams turėsite padėti, arba jums šeimos nariai turės pagelbėti, ar ne? Čia gali būti, bet tie pokyčiai į gerą, nes 6 pentakliai tai kaip dovana, tai kaip kažkokia pagalba iš aukščiau. Vadinasi, kažką padarysite savo namuose, tokio naujo pagerinimo, kažkokį tai bus namuose. 5 būstas jūsų romantika ir kūrybiniai projektai ir vaikai. Romantika, lazdų riteris. Statuso pasikeitimas. Gali būti, kažkur išvyksite į romantišką kelionę su romantiniu partneriu, arba susitiksite, susirašinėsite, susiskambinsite. Kažkas gali netikėtai atvykti. Toks žmogus, kuriam jaučiate labai tokius gilius jausmus, tai kaip jausmų pilnatvė 10 taurių. Kažkas gali jūs tikrai emociškai pripildyti ir taip, jeigu kažkas buvo per atstumą, pagal 8 lazdas gali būti, kad jūs susitiksite tokį žmogų
Ir tai jūs emociškai labai pripildys. Ir romantika tiesiog, čia ne tik romantiniai jausmai, bet ir aistra. Kažkas gali tiesiog apsireikšti jūsų aplinkoje. Kam iš šeimos narių, o kam tiesiog su emocijomis, su giliais jausmais. Ir atkurs jūsų jausmus, jūsų dvasinė pusiausvyra. Na, žiūrėkime, o kam nėra tokios romantikos, sakykime, kieno romantika yra nusistovėjusi ir kasdieninė, tai galbūt per bendrą veiklą, per keliones gali sustiprėti jausmai, pasitikėjimas savo partneriu, ne romantiniu. Galite perėti į naują lygį. Žiūrėkime dabar jūsų rutininis darbas ir sveikata. Jūsų rutininis darbas jums padeda žuvytės toks lazdų karalius. Sveikata kažkodėl tai irgi priklauso nuo tokio žmogaus. Tai gali būti jūsų vyras žuvytės, tai gali būti jūsų draugas. Lazdų karalius yra liūtas arba avinas arba šaulys. Tai va, jūsų darbai yra bendri su tokiu žmogum. Arba jūs esate pats verslininkas žuvytė, arba kartu su jumis dirba toks žmogus, kuris yra, toks veiklus žmogus, darbštus žmogus, pareigingas žmogus. Bet tai žmogus per atstumą. Kažkaip jūsų sveikatą įtakoja žmogus, su kuriuo jūs esate neryšyje, kuris nėra šalia žuvys. Arba jeigu toks žmogus yra šalia, tai jūs su juo neturite intimaus ryšio. Jūs esate, tiesiog tik mintimis. Jeigu esate šalia tokio žmogaus ir jis jums padeda darbe ir rutinoje, kažkaip jums pagelbsti, tai jūs neturite jam meilės jausmo, jūs jam neturite, jūs jaučiatės vieniša su tokiu žmogum. Tai gali būti ir kolega darbe, bet jūs neturite jam jokių simpatijų, jokių jausmų. Jis tiesiog jums padeda ir padės birželio mėnesį jums šituose darbuose. Ir taip pat sveikatos kažkokiuose galbūt užsiėmimuose, ar tai gali būti gydytojas, gali būti kažkoks treneris, gali būti koks tai dietologas, dar kažkas tokio. Tai kažkas susijęs su veikla, su aktyvumu, kas jums padeda, bet jūs tam žmogui nieko nejaučiate. Jis tiesiog yra kolega arba pagalbininkas. Va taip, lazdų karalius. Birželio mėnesį tokia situacija bus. Gerai, mėlėjai, 7 būstas, jūsų pora santuoka. Jūsų pora santuoka, 7 kardai. Na, jums labai sunku. Jūs čia dar gudraujate. Ką jūs gudraujate, žuvis? Jūs gudraujate, kad Jūs gudraujate žuvis. Kas turite žuvis santuokinį žmogų, savo porininką? Jūs čia gudraujate, kad jūs galite viską, kad jums jis padeda, bet jums santuokoje labai sunku. Žuvis jau pavargo. Kas turite savo žmogų santuokinį, jūs tiesiog pavargę nešti tą naštą, nes viskas ant jūsų pečių. Dar gali būti, kad jūsų santykiuose su to žmogumi yra trečias žmogus, tai yra, sakykime, kažkokia tai dama, pasija jūsų žmogaus ir jums jau nusibodo tempti šitos santykius, nes juose dar maišosi kažkokia veikli karalienė. Žuvis, ir jūs jau galvojate, kaip jums nepasiduoti ir ištverti jums šitą naštą, nes jūs traukia kažkas kitas žmogus, kita moteris jūs traukia. Čia vyrukams, žuvims vyrukams, va taip, jeigu jūs esate santuokoje, tai jūs apgaudinėjate ir save, ir savo žmogų, nes jums jau be protų sunki šita santuoka, nes jūs traukia kita moteris, jūs turite kitą moterį. Gimusią ugnies ženkle, jūsų mintise yra kita moteris. O mergaitės, tai jums yra sunku nuslėpti savo nepasitenkinimą, savo kančią, dėl to jums sunku. Jūs tikriausiai žinote, kad jūsų žmogus turi kitą žmogų. Va, taip, va. Arba jūs mylite kitą žmogų, ne tą, su kuriuo gyvenate. Ir dėl to jūs apgaudinėjate savo porininką, savo santuokinį žmogų apgaunate, nes jums su juo labai sunku. Jūs net nežinote, kaip tai pasakyti. Viską vežate ant savo pečių, vaidinate aistringą ir tokią gyvybingą moterį, žuvis, bet iš tikrųjų nieko nėra. Nieko nėra. Jūs tiesiog gyvenate save apgaulėje. Birželio mėnesį tokia situacija planuojama tiem, kas yra santuokoje, o kas nesantuokoje, tai jums labai sunku ten susirasti, nes jūs labai veiklus žmogus, jums ne bet kas įtinka ir tiesiog jūs jo neturėsite, nes čia
Čia tokia tiesiog saviapgaulė, kad jums nereikia, bet jums labai sunku vienišiem, bet jūs dar ir nerasite birželio mėnesį. Krizinė situacija per ką? Per jūsų principus, va taip va, jūsų principus. Va žuvytė yra protingas, gilus žmogus, jisai žino, kaip jam reikia ir jis nusistatęs yra karingai atstovėti savo tiesą, ginti savo principus ir pasiekti tikslus, va, nugalėti visus sunkumus, va taip va. Jūs turėsite daug sunkumų. Iš tikrųjų, birželio mėnesį, kam darbe, kam sveikatoje, kam su aplinka reikės pakovoti dėl savo vietos pasaulyje, bet jūs pasistengsite nugalėti. Ir tos krizės gali būti, kad jūs kažkokį pasipriešinimą iš aplinkos turėsite. 9 būstas jūsų tolimos kelionės, užsienis. Gali būti kažkas tai paskambins, parašys, arba tiesiog jūs bendrausite socialiniuose tinkluose. Gal susitiksite gali vykti susitikimas su žmogumi iš toli, ar ne? Na, turbūt nelabai. Čia kas įvyks, toksai 6 lazdos. Gali įvykti susitikimas su žmogum iš toli, iš užsienio arba iš kito miesto. Ir tai kaip jūsų pergalė, tai kaip jūsų siekis, kurio jūs siekėte, tai kaip jūsų tikslas. Na ir dabar žuvys jūsų aukščiausi tikslai birželio mėnesį. Ko jums siekti, žuvys? Ko jums siekti? O, kažko naujo. Kažkams intimaus ryšio atnaujinimo arba paįvairinimo, sakyčiau. Kažkam naujos pradžios, su kuo nauja pradžia. Lazdų pažas. Lazdų pažas yra žmogus gimęs ugnies ženkle, arba žinutė, arba laiškas, arba tai, ko jūs laukėte ir norėjote. Gali būti nauja veikla. 2 kardai. Jūs nežinojote, kaip pasielgti. Jums paskambinti, nepaskambinti, nuvažiuoti, nenuvažiuoti, susitikti. Nežinosite, kaip elgtis, bet jūs pradėsite kažką naujo. Gali būti, jūs laukėte ilgai žinios kažkokios, tai kažkokio veiksmo iš žmogaus gimusio ugnies ženkle. Ir tikriausiai 2 kardai jūs nelabai čia sulauksite ir imsitės kažkokios naujos veiklos. Galbūt susitiksite su nauju žmogum, galbūt užsimsite kažkokiu projektu, gal darbais kažkokiais naujais, gali būti naujas klientas. Na, pradėti kažką naujo. Vat žuvytės jūsų tikslas - pradėti kažką naujo. Nelaukti tų, kurie su jumis nespėja, o tiesiog žygiuoti į savo ateitį patiems. Na ir 11 būstas jūsų draugai, jūsų kompanijos. O 9 pentakliai, viskas čia yra gerai, jūs čia viską sugebate, 6 lazdos pergalė, žmonės jumis seka, jumis pasitikė, jūsų kompanija, jūsų bendras ratas jumis pasitikė ir jumis žavisi. Jūs viską sugebate suderinti, visus sugebėsite suderinti, visus interesus. Ir jūsų baimės, ir jūsų užslėpti norai, ar ne, kurių jūs niekam neparodote. Meilužiai. Žmogus, mylimas žmogus, su kuriuo negalite būti kartu, tai yra 4 lazdos, 4 kardai, yra pauzė, tikriausiai jau ilga pauzė, arba nėra santykių, nėra ryšio. Tai yra žmogus iš praeities, žmogus su skirtumo amžiuje, žmogus ilga šilta draugystė, meilė ir santykiai tokie iš širdies į širdį. Bendravimas labai puikus, bet žmogus yra per atstumą, žmogus nebendrauja ir jūs nebendraujate, bet širdyje, taigi meilė. Jūs slepiate meilę žmogui iš praeities su skirtumu amžiuje. Va tai jūs slepiate, žuvis. Ir birželio mėnesį šita paslaptis jūsų nebus atskleista, bet kažkaip jūs ją jausite savyje. Tai yra jūsų skeletas spintoje. Meilė žmogui iš praeities. Va taip. Ir būtinybė pasirinkti galbūt. Galbūt kils klausimas, pasirinkimo klausimas. Čia dar man laukti, ar jau nebe. Nes žuvims patariama eiti į kažką naujo. O ten rodė 4 kardai, pauzė. Tai čia dar būti toje pauzėje, ar jau eiti į kažką naujo. Gerai, žiūrime patarimą žuvims širdies reikaluose. Na, liko nedaug. Jūs jau turite patirties, kaip nugalėti sunkumus. Liko nedaug. Liko paskutinis žingsnis iki meilės, liko paskutinis žingsnis iki įsimylėjimo, liko paskutinis žingsnis iki darnos poroje, iki pentaklių karalius. Liko paskutinis žingsnis iki vyriškio, kuris investuos į jūs, kuris prisims už jūs atsakomybę. O žuvis, kurios turite savo teisėtą vyrą arba žmogų, į kurį remiatės, tai liko paskutinis žingsnis ir jūs galėsite juo pasitikėti visam laikui. Iki galo. Galėsite pasitikėti jau pilnai. Birželio mėnesį dar ne. Birželio mėnesį dar teks turėti karčios patirties, bet jau nebedaug liko. Ir patarimas gyvenimui.
taurių pažas. Būkite savimi. Taurių pažas yra žuvų ženklo atstovas. Būkite savimi. Pasikalbėkite, būkite nuoširdus, būkite atjautus, būkite draugiški, būkite empatiški. Mylėkite ir būkite mylimi. Ačiū, mėlyjei, ačiū žuvys, kad buvote kartu ir gero jums birželio, tegul mus lydi taikus dangus. Ačiū visiems.